Kanadą pasirinkau todėl, kad šiaip labai seniai mane traukė ta šalis savo gražiais kalnais, savo nuostabia gamta. O kai atsirado galimybė išvažiuoti metams ten pagyventi ir padirbėti, tai iš tikrųjų net nesabėjau ir iš karto grėbiau šitą galimybę ir išvažiavau. Ir apskritai šiuo metu turbūt tai yra pats lengviausias būdas išvažiuoti į tokią tolimą šalį, pakeliauti, padirbėti ir be jokių studijų ir taip gana tikrai lengvai susitvarkyti dokumentus ir visiems metams išlėkti taip toli. Važiuodama pasirinkau vieną, nežinau, bent jau man vieną gražiausių miestų pasaulyje, tai yra Vancouverį. Tas miestas yra tarp kalnų ir jis yra nerealiai gražus, kur tarp visų didelių dangoraižių, apačioj labai daug medžių ir žalumos. Tai yra kažkas nerealaus ir labai gražu. Tai labai ir norėjau pasirinkti, labai norėjau važiuoti į Vancouverį. Dabar, kai pagalvoju, iš tikrųjų, tai, tikrai reikėjo labai daug drąsos. Važiavau viena, turėjau bilietą į vieną pusę, viešbutį savaitai ir tik tai apie $1000 kišenėj. Ir iš tikrųjų kažkodėl niekada nesuabejojau ir niekada nebuvo aplankiusi baimė. Ir turbūt, nežinau, drąsiems žmonėms sekasi, nes iš tikrųjų darbą ir gyvenamą vietą susiradau vos per kelias dienas. Atvažiavau ir iš karto tiesiog taip. Labai fainai buvo. Tikrai aš atsimenu dar prieš pat važiuodama, nors namų buvau beprotiškai pasiilgusi, bet iš karto savo sakiau, kad buvo verta, buvo tikrai vieni geriausių metų mano gyvenime.